90% dabar gimstančių vaikų tai ateities vaikai. Šie vaikai nėra įprasti, ypatingai tie, kurie gimsta dvasiškai išsivysčiusiose šeimose. Tokie vaikai yra ateities vaikai. Jie kurs naujas technologijas ir galimybės, o taip pat naujus energetinius instrumentus. Valdydami tais instrumentais, jie kurs naują pasaulį, naują realybę bei naują kūrybingą ateitį. Kuomet manęs klausia apie artimiausią ateitį ir koks bus pasaulis, aš atsakau savo mokiniams, kad pasaulis bus nuostabus. Po 12-13 metų po visų sukrėtimų žmonės pajaus rimtos tylos būseną, po kurios seks atgimimo procesas. Jau paaugę vaikai, kurie gimė ne taip seniai, sukurs naują realybę ir jiems tuo metu bus nuo 12 iki 15 metų. Vaikai bus telepatais ir puikiai dirbs su intuicija. Jie jau dabar intuityviai nuskaito mintis ir jaučia žmones. Tai vaikai, kurie gimė kvantiniuose pokyčiuose bei kvantinėse transformacijose. Energetiškai jie yra kur kas stipresni nei tie žmonės, kurie gimė prieš 50, 60 ar 70 metų. Tokie vaikai tai naujos epochos vaikai. Kuomet jie paaugs ir jiems bus 18, 20 ar 25 metai, mes su jumis matysime, kad tai ateities žmonės. Tam, kad išgyventi šį nepaprastą transformacijos laiką, reikia valyti savo organizmą. Reikia skirti dėmesį mitybai, gyvenimo būdui bei mąstymui. Žmonės dabar pastebi, kaip sustiprėjo mintis, kaip greitai formuojama realybė. Tai vyksta daug greičiau negu anksčiau. Tokie žmonės iš tikrųjų yra ateities žmonės. Būsimas pasaulis tai aukštų technologijų pasaulis. Bundančių žmonių bus žymiai daugiau. Jei norės gyventi bei pereiti į naują epochą, jiems taip pat bus suteiktos galimybės. Jie mokysis ir pajaus savo mokytojus. Tokiu būdu jie įvaldys metodikas, mechanizmus bei energetiką. Sukurs tam tikrą jėgos lauką, kuris juos išgelbės ir apsaugos. Tokie žmonės galės padėti savo giminėms ir artimiesiems, kurie užsitarnavo pagalbos bei išgelbėjimą. Kvantiniam šuoliui pasibaigus ištiks stipri šviesos blikstė, kuri įneš į žmogaus DNR naujus kodus. Kodus, kurie įneš daug transformacijų tiems žmonėms, kurie dabar manęs klausosi bei dirba su savimi. Žmonės adaptuosis prie šių naujų programų ir dėka jų gyvens daug ilgiau. Pasibaigus kvantiniam šuoliui įvyks atsinaujinimas. Visų pirma, oras bus labai tankus ir švarus. To dėka žmogus pajaus kitokias būsenas. Žmonės nebevažinės transporto priemonėmis, kurios juda žeme. Judėjimas vyks viršutiniuose eterinės energijos sluoksniuose, iki tos eterio būsenos, kur formuojami debesis. Aš kalbu jums su pilna atsakomybė. Gyvenimas bus nuostabus. Svarbiausia padėti kuo daugiau žmonių. Kodėl tai labai svarbu? Visų pirma, kuo daugiau planetoje bus išsivysčiusių žmonių, kurie paliks naujus palikuonis, to planetoje bus daugiau žmonių. Kuo daugiau planetoje bus išsivysčiusių žmonių, tuo greičiau jie galės pagreitinti transformacijas, procesą bei sukurs naują gyvenimą. Štai kodėl siekiama, kad planetoje liktų kuo daugiau išsivysčiusių žmonių.